Sveiki, nauja kelionė. Kas stebit mano Instagram ar TikToką, tai gali matyti, kaip bandyta jau buvo vieną kartą važiuoti į Rusiją, bet nesėkmingai, papulta tik į Baltarusiją. Dabar pabandėm per kitą, mėnesį stovėjom elektroninėj eilėj ir atvykom dabar į muitinės Luhamos tašką Estijoje. Mūsų registracija elektroninė buvo 3 valandą ryto, dabar atvykom lygiai 12:00 ir pranešta buvo, kad eilė vėluoja apie 20 valandų. Vėlu, kad būsim tik tai rytoj apie 12, jeigu viskas gerai, duok dieve. Kaip realiai, tuoj bus aišku, jum jau. O man dar dieną kitą gali reikėti palaukti. Pirmas rytas muitiniai. Dabar yra 9 val. Ryto. Tai muitinė jau esam maždaug apie 9 valandas, biškį daugiau. Kol kas vėluojam į sieną 6 valandas. Tai dar nėra tiek daug. Bet kol kas nepanašu, kad kažkas ir žydėtų. Prabėgo dar ne 1 valanda. Dabar jau yra 11 val. Vakaro. 23 valanda, kaip sėdim muitiniai. Prasidėjo trečiadienis. Tai galima sakyti, 3 para, kaip čia sėdim. Ne, meluoju. 3 jau kaip ir diena, kaip čia sėdim, galima sakyti. 34 valanda dabar eina maždaug, tai atsiliekam dabar virš paros jau muitiniai pagal laiką. Už manęs Rusijos ženklas, įvažiavom į Rusiją. Iš Rokiškio išvažiavom pirmadienį 8 val. Vakaro, dabar yra ketvirtadienis jau 1 val. Ryto. Tai kiek čia gaunas, 53 valandas, kažkas tokio, gal užtruko maždaug kelionė, bet aišku buvo žioplų, visko. Realiai per parą, manau, įmanoma įvažiuoti, o toliau dabar prasideda visas smagumas, kaip atrodo ta pati Rusija. Jau vien į čia įvažiuoti buvo ganėtinai daug niuansų. Pirmas rytas Rusijoje, atėjom pasižiūrėti parduotuvę maisto prekių. Viską suvalgiau jau, ką beturėjau ant sienos stovėdamas, tai pasižiūrėsim, kas čia kur. Pirma parduotuvė didelė, maždaug kaip mūsų maksimum, 2, gal 3 iksų. Bet dirba visą parą, kas man kažkaip keista, aišku, bet einam pasižiūrėti, kaip atrodys. Parduotuvė atrodo taip, mūsų 3 maksimum, bet dirba visą parą. Tai įdomu, kaip atrodys. Parduotuvė kaip parduotuvė, maždaug maksimum iki senų, kad tik dirbam visą parą. Bet įdomiausia, ką radau. Veikit, kas čia? Šituose 5 litrose, 3 litrose kanistruose. Mysliau, kad medus. Skaitau, žiūriu parašyta piva, alus. Alus dar panašu net su apiniais. Čia matas apinių net yra. Alus 3 litriuose tokiuose kainuoja vienas apie 10 eurų jo. Ir tokio alaus nesumatęs niekur. Atvažiavau į vietinį šitą miesto Kremlių. Pskovas, galvojau, dydžio kaip Panevėžys, pasirodo beveik kaip Kaunas. Virš 100 000 gyventojų, tai miestas Lietuvos masteliu tai tikrai nemažas. Įėjimas kainavo 1 eurą studentui, paprastam čeloviekui 2 eurus. Tai dar visai pakenčiamai, nežinau. Čia kaip piliakalnis, nes kaip ir ant kalno ir aplinkui tokia sena siena. Tai kažkas panašaus į piliakalnį reik su rusišku šitu bažnyčiu ar kažį. ...300 km nuo Pskovo maždaug ir atvažiavau į Sankt Peterburgą. Pirmą kartą, kol kas miestas gražus. Panašus į kitus europietiškus miestus, čia panašus iš viską man į Paryžių labai. Kol kas iš visų architektūrinių ir visko dalykų, paprastų miestų, vietų, gatvių, tai labai man panašus į Paryžių. Visą kitą nežinau. Kol kas paprastas europinis miestelis. Nelabai kur skiriasi dar. Antrą dieną Rusijoje važiavom iš Piterio. Maždaug apie 100 km į šiaurę, jau prie pat Suomijos atvažiavom kažkur čia kažką apžiūrėti. Dar net nežinau ką, bet kažkur kažką. Parasivažinėjom dar visą dieną, nuvažiavom virš 100 km į vietą, kur net, žodžiu, norėjom kažkur plaukt, ten kažkokią salą į bažnyčią, bet ten visą dieną reikėjo plaukt, mes nenorėjom. Tai atvažiavom dabar jau prie pat Suomijos sienos, į Vyborgą kažkokį miestą, dabar atėjau į kažkokią tipo stoties kebabinę. Tai pasižiūrėsim, kaip bus stoties kebabas. Stoties kebabo kainos va čia va visos surašytos, tai pasiėmiau su sūriu. Kebabą bandyti 2 eurai maždaug šiam 7 už kebabą su sūriu. Naują dieną, pramiegom šiandien 3 euros, dabar vėl grįžom į Piterį. Kažkokią bažnyčią apžiūrėt, realiai už paskutinę dieną Piterį, o rytoj galbūt į Maskvą. Pasivaikščiojom po bažnyčią, šiaip įdomus reikalas, tik įėjus į bažnyčią buvo 2 dėžės ir virš vienos dėžės buvo parašyta sijonai, į virš kitos nesupratau žodis, tai man išvertė, kad ten buvo šitas karelės lietuviškai, jau čia vertimas toks. Kiekvienos moters suknelė arba sijonas negali būti trumpesnis negu keliai.
Tokiu atveju reikia užsidengti su ten esančiu sijonu ir kita dėžė skirta tam skarelėm. Tos skarelės, kiekviena realiai viduje buvo koks 150, gal 200 žmonių. Kiekviena moteris buvo su skarelė. Šventai visi čia deda skarelės. Realiai, kaip suprantu, jau kas čia eina, tai jiems šventas dalykas, bet sakau, buvau šokiruotas. Žinau, kad iš tokio yra, bet nežinau iki kiek. Šalia bažnyčios dar yra karinis jūrų muziejus. Tiem pačios laivai, visokie kariniai eksponatai kariniai. Vaikšta ir jūrų pėstininkai, jūs suprantu, rusų laivai, va. Viską žodžiu. Ir ten daug eksponatų. Atvažiavau į Pitersgovą, gal kažkas tokio dvarą. Visas dvaras su šitų parku, su visko ir kitoj pusėje yra didesnis už mano gimtąjį miestą. Tai man gal kažkaip atrodo viskas keistai, bet pabuvo tokiam dalyke irgi reikia gyvenime, tai pažiūrėsim, kaip atrodo. Ir iškart prieis prie jūros, nežinau, ar ten jau matos, bet ten prieki Piteris pats. Tai va taip toli mes esame nuo Piterio. Nežinau, ar tik matos per kamerą. Baigiau pasivaikščiojimą po Piterhofą pasirodo vadinas. Piterhofas, nežinau, kaip tikslingai tarės, bet maždaug taip. Žmogui kainavo 7,50. Vietiniam žmogui, labai svarbu, Rusijai visur yra vietinė kaina, rusui ir užsieniečio kaina. Gali būti net ir per pus kaip čia. Tai čia vietiniam buvo 7,50, o užsieniečių buvo 15. Pravaikščiam čia 4 valandas. Čia jeigu realiai, jeigu esi meniškas žmogus, tai čia drąsiai visą dieną, sakau. Pats visas parkas, visa teritorija už Rokiškį didesnė, tai čia gali vaikščioti ir vaikščioti. Čia galima vaikščioti visą dieną, pasiimti gidą. Ten gidai važinėja, šitie golf kartai vežioja, tai galima būti ir būti. Piteris. Grįžom į Piterį. Jau va šitą va eisim dabar, bet nežinau, kaip jis tiksliai vadinas, bet atrodo įspūdingai. Panašiai kaip ir Paryžiui panašus yra. Šiaip tai turiu pripažinti įspūdingo dydžio statinys. Paryžiui man regis Panteonas, vadinas toks pat. Dabar net nežinau, ar čia ar Paryžiui didesnis, bet vis tiek įspūdingai atrodantis statinys. Ten panašu net viršun dar galima užlipti. Einu gatvė, žiūriu, man matytas visai užrašas. Sakau, einu pasižiūrėsiu. Čia pasirodo vardinė Sabonio kaip vynoteka, tik butika, kaip suprantu, prabangesnių gėrimų. Ir čia, kaip suprantu, tas butelys, dėl ko vadinamas Sabonio. Nes didesnis negu 0,5, suprantu, tais laikais buvo tik 0,5 degtinės, o čia 0,7 gal tiksliau. Ir va, pačio Sabonio parašas ant kažkokio klubo, čia gal Caskas, net nežinau. Bet net pačio Sabonio parašas yra. Na, o čia Auroros laivas. Kiek daugiau negu prieš 100 metų iš šito laivo buvo iššauta, nežinau, gal kulka, gal ten tas raketinis, nežinau kaip tiksliai vadinas, pistoletas, kuris pradėjo 1918 metų revoliuciją. Tai iš esmės dėl šito laivo ir jame vykusių įvykių pasikeitė viso pasaulio istorija. Dabar atsistoja kaip muziejus, dabar gaila į muziejų čia nebespėjau, tik iki 6, bet bent jau prie jo atėjau. Tai jame kažkokį parkelį Piterį, kur buvo padarytas mini Piteris. Tai visi pastatai Piterio pagrindiniai, o šitam tik ką buvau prieš porą valandų. Čia dar toks turėtų įdomiai atrodyti pastatas, gyvai didesnis. Man asmeniškai pats gražiausias dalykas rusų visų architektūrai, tai va šitas bažnyčia su kupolais tais. Maskvoje turėtų būti pagrindinė labai graži. Nu ir čia panašu neatsilieka. Šitoks pasiplaukėjimas po Piterį, 1,5 valandos, 10 eurų žmogui. Pakeltas tiltas, vienas firminių Sankt Peterburgo bruožų. Ir vietų. Po pirmos 10 lygiai pasikelia kiekvieną dieną šitie tiltai. Gražus reginys, žmonių belenkiek, atrodo, kad nauji metai, bet čia tik tilto pakelimas. Nauja diena, šiandien paskutinė diena Piterį. Atvažiavom nufilmuoti, kaip atrodo Sankt Peterburgo metro. Net nesimato gylio. Labai įdomiai padaryta, nusileidau ir nesuprantu į ką, o čia jau pasirodo, va, durys. Ir jos atsidaro tik traukinį atvažiavus, tokio kol kas dar nieko šiaip pasaulyje neteko matyti. Traukinio viskas būna paprastai labai atviro, čia žiauriai uždara taip. Matai, kada traukinys važiuoja, tik kai durys atsidaro. Patys traukiniai kitoj linijoje, biškai kitokie ir jau atviri, matos pats traukinys, ne vien tik durys. Ką jau vakaras, nieko šiandien labai neprifilmavau, šiandien visą dieną bėgavau, tai atvažiavau į Novgorodą. Iki Maskvos dar
biškai mažiau negu 500 kg. Na, Piterio šiandien, nes ilgai krapštėmės iš Piterio, kol dar nepasivaikščiom, tai žodžiu, šiandien labai daug ir nenuvažiavom, bet randamės Novgorode. Šiandien gal, nežinau, gal ieškosiu viešbučio kai kur pernakvot, arba dar vis kemperį pačiam Novgorode. Važiavau už mane šiandien viešbutį šiandieninis, šiaip parodysiu, labai keistas, jau buvau pasižiūrėti, neslėpsiu. Sumokėjau 18 eurų. Miesto dydis, kuriam dabar apsistojom, Novgorodas, paprastas Novgorodas, ne joks Nižnai. Yra dydžio maždaug tarp Kauno ir Panevėžio, tam tarp koks apie 200 žmonių gyvena tūkstančių, tai pasižiūrėsim kaip atrodo. Šiaip viešbutis atrodo keistai, neslėpsiu, patį pigiausią pasiėmiau. Įėjus iškart toksai laikrodis, registratūra ir ten va prieki praėjimas. Praėjimas iki antro aukšto visai gražus, kambarys antram aukšte, tik tualetas ir dušas bus bendras, nes gavos perpus pigiau taip. Antram aukšte sienos jau žalios, bendras dušas taip atrodo, čia iškart tūlikas. Einam iki pat galo koridoriui ir čia smagioji dalis. Galvojau, kad kambarys bus koks. Čia kai kur pasirodo kambarį įėjimas. Nepadėsit per balkoną. Va čia yra mano kambarys, jau pačiam balkone. Durys balkoninės, to parodysiu iš vidaus. Va taip atrodo mano visas kambarys. Atsistot pilnai realiai negaliu, neužtenka aukščio. Šiaip kamurkė tokia nebloga, visai jauki. Tik biškai aukščio mažai man. Ir vaizdelis tik išėjus toks į kiemą. Visai neblogas, sakyčiau. Daug labai laidų, tik tai kabelių. Nu ką, nauja savaitė, nauja diena netgi šiandien. Šiandien jau savaitė kaip keliaujam, pirmadienis kaip tik. Ir šiandien tęsiam kelionę iki Maskvos. Praktiškai pietus jau iki Maskvos liko kokie 3,8–3,7 km. Beveik 3 valandas dabar važiuojam jau. Atvažiavam degalinę užkast. Sprendžiau parodyti, kaip atrodo ta degalinė. Viena didesnių. Tai būtų tokia mūsų Viadra Sirklas, Gazpromo degalinė, kaip suprantu. Degalinės paprastos čia pas juos priešingai negu Baltarusijai, alkoholio neprekiauja degaliniai. Yra kaip ir Lietuvoje panašiai maždaug sėdėjimui, vietos valgymui. Įdomus dalykas, kad Red Bull'ų kol kas radau tik tai degalinėse, apie 2 eurus kainuoja, tai kaina tokia pat kaip ir Lietuvoje. Dešrainių meniu atrodo, bet taip. Yra dešrainių, bulvyčių, visko, ko jums gali reikėti. Dešrainiai kaip ir Lietuvoje lygiai taip pat šildomi. Principas toks pat, kainos įvairiai 2, 3, 4 eurai. Dešrainiai šiaip standartas 2,5 euro degalinį. Ir bandelių meniu milijonas irgi visokių. Blinelių čia dar pardavinėja, daugiau visokio šlamšto, bet va taip viskas atrodo. Vakare atvažiavome Maskvą, dar išėjau pasivaikščioti miestą ir bevaikščiodamas sugebėjau pamesti piniginę su visais pinigais, kortelėm ir viskuo. Nieko neberadau. Kur galvojau, kad palikau stotelę, ten tikriausiai palikau. Grįžau dar su taksi greitai ieškoti, bet neberadau. Pirmą dieną buvo tokia apkartinta, dabar jau pirmas vakaras, dabar jau antrą dieną prasideda teoriškai. Radau Maskvoje Burger Kingą. Už jo iškart ten va toliau yra McDonald's. Vkus į točką. Vkusna į točką, kaip suprantu taip tarės. Skanu ir taškas būtų lietuviškas vertimas, jeigu gerai suprantu. Tik įėjus matom, kad žmonių gausu ir tokie pat kaip ir Lietuvoje elektroniniai užsisakymai. Va ir kainos, pavyzdžiui, kombo, pasižiūrim Big Chicken Burger kompleksas 4,5 euro. Visur realiai nuėmam 2 nulius ir gaunam kainą, dalinam iš 100. Nežinau, kas čia dar yra. Vištienas, kuriuo aš čia valgydavau, nuggets, atsimenu, tai va, 4 vienetinai nuggetsų tik 7 centų. Kažkaip keistai įtartinai mažai, bet krevetės, kola, sūrio gabaliukai, tie chicken nuggetsai ir vanilinis gėrimas už viską 6 eurai. Išeidinėdamas dar radau skelbimą, kur ieškam McDonald's darbuotojų už maždaug 750 per mėnesį Maskva. Tai va, pavalgiau tam McDonald's, šiaip žinokit, galiu pasakyti, net nepasakytumėt, ar čia McDonald's, ar čia tas jų vkusnoji točka. Šansų atskirti, jeigu nebūtų ženkliuko, tai praktiškai nėra. Aš valgiau, kainos taip pat, net viskas meniu atrodo lygiai taip pat, nelabai kas ir pasikeitė iš tikrųjų. Nu, o Burger Kingas va išvis nieko nevaidina, jie išvis nepalikę šitos rinkos ir nesuka savo galvos. Čia va, matot Maskvos universiteto centrinį, maždaug kaip mūsų VAU. O čia nuo universiteto atsiveria va toks vaizdelis. Beklaidžiadamas radau ir pirmą savo Rusijoje atrastą bokso kriaušę. Panašu, ir lenkiška, ne rusiška. Ir padaryta kiek kitaip negu pas mus čia pas juos, kadangi monetų labai mažas kupiūros, tai tik kupiūrom priema. Dabar varysim su metro, tai parodysiu, kaip atrodo eilinė metro stotis Maskvoje. Čia, kaip suprantu, vienas senesnių, bet va toks va įėjimas, tai visai niekas, sakyčiau. Nusileidimas iki stoties. Toks vaizdelis jau kitoj stoty. Atvažiavom į Maskvos centrą. Ten prieky jau matosi Kremlius. Važiavau į pirmą parduotuvę centre iš karto, va visur. Tokie atvaizdai. Maždaug šitų suvenyrų krautuvėlė tokia.
И потому так часто печально мы замолкаем, глядя в небеса. Įdomu, bet iš tikrųjų čia kelionė ir pasibaigė. Dar dieną dvi praleidom Maskvoje ir teko keliauti namo, nes ir visą jų įgaliojimą baigėsi ir mūsų laikas ten irgi neužsitęsė. Kelionė namo užtruko apie 3 dienas. Berods išvažiavom sekmadienį, Lietuvoje buvau tik trečiadienį. Kadangi atvykom jau pirmadienį į muitinę, supratom, kad nelabai ten kas juda. Prieki buvo berods 6 mašinos, per parą praleido tik vieną. Palaukėm pirmą naktį, atėjo antrą naktis, niekas ir toliau labai nejuda, buvo gal darbų 3 mašinas ir pagaliau jau antroj paroj mus paėmė į muitinę. Muitinėje praleidom kokias 6 valandas ir tenais mums pasakė, kad mūsų kemperis neužregistruotas. Sako, tipo, jūs kažkaip ten per Estijoje kažkaip jūsų neužregistravo. O problema tame, kad man jau reikia kitą dieną, aš turiu įrenginį Lietuvoje ir dar tenka skristi jau už poros dienų į kitą šalį. Turėjau Lietuvo bilietus. Sakau, aš nebegaliu ir man taip gavos, kad aš jau nebeturiu ten laiko su jais žaist, nes neaišku, kada ten naktį tipo negalim, laukit ryto, ten laukit ryto irgi tokia rizika, neaišku, kad ten gal jie iš vis siūlė atgal siūst, tipo vėl stokit eilę ir vėl laukit, ne, tipo mes čia niekur nevažiuosim. Tai tėvas pasiliko, aš sakau, aš praeisiu peškom, tėvas pasiliko su mašina, sakau, praeisiu peškom, tai bus greičiau. Tai aš ten peškom greit praėjau, bet problema, kad ten 4 ryto aš sėdžiu Latvijos kažkur pakrašty, sutranzavau dar su Moldavais iki maždaug pusiaukelio link namų ir iš ten jau mane paėmė žmonės ryte. Tie teko dar ir su Moldavais patranzuot, bet namus vis dėlto pasiekiau. Tai realiai užtrukom apie 2 paras ant muitinės, bet šone buvo kita muitinė. Kol mes stovėjome eilėj, į mūsų eilę į 30 jau vietą, už mūsų buvo 200 plus mašinų, į 30 mašiną atvažiavo tokia Fiat Punto itališka. Maišnyje kolavertas, tokia kaip vabaliukas, panašiai atrodo, nežinau, ar jūs įsivaizduojat, bet ir ta mašina irgi tokia žemėlapį, panašiai kaip mūsų kemperis, kurie visur keliauja. Tai jie važiavo visą Rusiją, Kaukazą, ten visus tos kraštus su tuo Fiat Punto ir dabar grįžta atgal per tą būtent punktą ir mes jam pasiūlėm varyti į kitą muitinės punktą. Po to su jais surašėm, tai jie ten pravarė per 5 valandas, nuvarė visą parą vėliau negu mes, pravažiavo skaitos visą parą ir greičiau. Turėsiu omeny, kad kitam kartui yra daug geresnis punktas grįžti į Lietuvą. Kaip suprantu, ten realu pravažiuoti į Lietuvą iki 12 valandų. Šitą kelionę į Rusiją tokia ir gavos. Nebuvo ten labai ilgai, ne per daugiausiai deko pamatyti. Dar daug dalykų lygo neaplankytų. Piterį dar net Ermitažą tą pačią pagrindinę neaplankiau. Bet bus, tikėkime, dar progų grįžti ir yra dėl ko grįžti, sakyčiau.